Kaip tapti prezidentu. Aš visą laiką sakiau, kad Nausėda yra vienas iš realistiškiausių kandidatų antrai kadencijai. Mano pavyzdys rodo, kad susimovus dar galima šį bei tą gyvenime nuveikti. Tai kokia gerovės valstybė gali būti? Viskas čia yra niekai. Dviveidystė. Ir nuolatinė dviveidystė Lietuvoje. Vat jums ir gerovės valstybė po 100 kalakutų, jeigu rimtai kalbant. Aš advokatų tarybos pirmininkas. Gerbiamas, aš žinau teisę, aš žinau, kaip turi būti reguliuojama, aš žinau, kas yra pažeidžiama, aš žinau, kas yra teisėta ir neteisėta. Jėzau, kiek daug. Mes esame laimingi, kad esame NATO nariai, aš esu be galo laimingas dėl to, kad mes turime bent jau kažkokį skydą nuo galimos karinės agresijos. Baikim šitas. Manęs kol kas negalėjo pastumti niekas. Jeigu mane būtų galėję pastumti, kažkas mane jau būtų seniai pastumę per pandemijos mano kovą, tokią agresyvę, kietą kovą. Aš nenoriu kabinti iš vis tų žmonių, kurie yra populistiniai visiškai. Aš tada nueinu iki Seimo, teikiu jiems įstatymo projektus ir mandagiai prašau priimti skubos tvarką. Jeigu Seimas sugalvoja savo politinės partijas žaisti, tai aš tada paprašysiu, kad Lietuvos žmonės kartu su manim susirinktų čia pat prie Seimo į mitingą. Tu pasakai labai paprastą dalyką. Ateis tauta, aš kreipsiuosi tautą ir tai padarysiu. Nu, nepadarysi, nes tauta niekada nebūna vieninga. Tai yra skirtingų asmenų, plus įtakojama. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Aš esu 100% įsitikinęs, 100%, kad galima pakeisti šitą ir sulaužyti šitą sistemą. Galima. Dėl šventos ramybės gal ne. Jėzau, tu mano. Visiems vaikams, visiems, sakykime, begalėms ir panašiai, aš visus jūs gerbiu, bet deja, aš nematau, kad šitie žmonės galėtų. Vienas atstovauja sistemai, sistema kelia savo. Nejaugi aš durnesnis už kitus. Aš pati iš tikrųjų gerovės valstybė.